Tai ką tik įdėjo kortelę. Sveika atvykusi mano nuostabius namus. Jauskis kaip savo namuose, bet neužmiršk, kad esi svečiuose. Ačiū. Labai mes jaukioj atmosferai šiandieną. Šiandien mūsų vieta pasikeitė dėl ko pasikeitė su supynėm. Smagu. Pasikeitė, o turbūt dėl to, kad mes apturėjom netikėtą svečią, kuri atvyko iš Lietuvos. Taip, ir mes atvykom. Papasakosim, ar dabar iš karto, ar biški vėliau, ar dar biški Pirmą turiu tau klausimą. Nu? Ar mėgstu šokti? Ar mėgstu šokti? Mėgstu šokti ir labai mėgstu šokti. Ar šokiu namuose viena? Kai niekas nemato, taip. Kodėl? Todėl, kad atsipalaiduoju. Kaip dar tau tai padeda? Atsipalaiduoju, tada pradedu labiau mylėti save, pasistatau veidrodį ir šokiu pagal muziką, užsitraukiu užuolaidas, kaimynai nemato ir šoku kiek noriu. Ir kaip noriu su sijonu, noriu be sijonu, noriu su pižama, noriu be pižamos, visai kaip. Ir tada jautiesi laimingesnė, išlaisvėjusi. Taip. Tai tarsi terapija? Jo, čia man terapija tokia. Mini terapija, nes aš nelabai vaikštu į terapijas. Gal keletą tik esu. Kokiose esi buvus terapija? Esu buvusi smėlio terapijai, kuri man padėjo iš vaikystės šiek tiek tokių terapiškų dalykų atgaminti. O šiaip tai ten, kad labai vaikščiau į tas terapijas, gal tik tais masažai, bet ar tai skaitoma terapija, aš nežinau. Ja. O tu? Aš esu buvus kvapų terapijoje, kas man labai patiko. Meno terapijoje. Ir turbūt viskas. Kvapų terapijoje, man atrodo, ir aš esu buvus vieną kartą. Dabar paskui metu tai yra labai populiarus dalykas. Labai? Nu, aš manyčiau, dabar vis tiek nori surasti save, atsisukti savo vidinę aš, įsispręsti ten nuoskaudas problemas ir panašiai. Tai? Realiai tai viskas, kas tau kas tau leidžia atsipalaiduoti, įsijausti, pasilikti tau su tavo mintim, tai jau yra terapija. Taip ir tavo šokius viena namuose. Tai tada man čia reikia aliejukų, ko čia pridėti, kambarį, kad atsipalaiduoti labiau. Tikrai kažko trūksta. Tai va šiandien mes norim, iš Lietuvos atskrido moteris, dėl to taip netikėtai nusprendėm padaryti podcastą. Jinai yra šokio terapijos beveik bakalaurė, šokio ir judesio terapija ten buvo? Terapijos. Taip, beveik bakalaurė, pasibaigus studijas Norvegijoje šitoj srity. Ir vat, kaip jinai panaudojo ar nepanaudojo šitą savo diplomą ir kaip visą tai gali veikti. Kaip gali padėti žmonėm, kaip gali padėti atsipalaiduoti, kaip galima kažkiek tai gyti viduj. Apie daug dalykų gal šiandien ir dar pakeliausim. Ir pakeliausim, jo. Iš Lietuvos į Norvegiją, iš Norvegijos į Švediją, iš Švedijos kur ten keliavo, nežinau, papasakos jinai. Tai kviečiame ją, prašom. Prašom į mūsų laidą. Nuo sofkutės ant kėdutės. Labas. Sveika atvykusi pas mūsų laidą. Labas. Labai smagu, kad sutikai šią trumpą viešnagę pas mus irgi užsukti. Labai malonu, kad pakvietėt. Tai pradžiai, kur tu gyveni? Pasaulyje. Taip, iš karto klausė. O kaip sekėsi kelionė? Ai, kaip sekėsi kitaip, atsiprašau, kaip kelionė sekėsi? Dabar jau kelionė, žinot, kaip nebe tiesioginių skrydžių, bet greitai, labai greitai. Kiek truko skrydis dabar atšvisti? Nepamenu, žinokit, 4 gal valandas turėtų. Bet reikėjo su persėdimu dabar skristi. Jo, bet labai greitai, labai viskas fainai. Viskas gerai. Nebuvo jokių staigmenų, nieko. Pasitiko gražus oras, bagažas, keliauju tik su kuprinė, kaip visada. Labai mėgstu keliauti tik su kuprinė. Tai nedaug daiktų jėmėsi kelionės? Labai mažai. Labai mažai. Pagrindą tik tai, kas reikalinga. Tai jeigu atskridai, tai gyveni ne čia? Jau gyvenu ne čia. Nors dar jausmas yra, kad gyvenu čia, bet prieš 3 mėnesius išsikraušiau atgal į Lietuvą. Vau. Va čia. O kiek laiko Norvegijai pragyvenai? Norvegijoje pragyvenau daugiau negu 13 metų. Jo, rugpjūtį buvo 13 metų, o gruodžio 1 išsikraušiau į Lietuvą, tai 13 metų ir keli mėnesiai. Sprendimas grįžti į Lietuvą greitai atėjo? Čia ekspromtu buvo ar tiesiog
Nebuvo ekspromto. Prieš gal kokios keletą metų pradėjau galvoti, tiesiog atėjo mintis, kad galbūt reikia pabandyti grįžti į Lietuvą. Ir tas toks noras vis buvo, grįždavau į Lietuvą padaryti tam tikrų dalykų, kas susijęs su mano veikla, papasakosiu turbūt šiek tiek vėliau. Ir vis pagalvodavau, kaip būtų, jeigu gyvenčiau Lietuvoje. Ir tada galvoju, gerai, arba dabar, arba niekada. Tai tada priėmiau sprendimą, kad bandau, pasižiūrėsiu, kaip bus. Nesunku buvo grįžti į Lietuvą būtent po tiek metų. Vis tiek jau įpratusi gyventi pagal norvegišką ritmą, pagal norvegiškus veidus. Nelengva. Dar kadangi yra tik tai 3 mėnesiai, su trupučiu kiek aš esu grįžus Lietuvoje, tai galiu pasakyti, kad tikrai nėra lengva. Tikrai matau, kad aš labai stipriai pasikeičiau per tuos 13 metų įtakos kultūrinės Norvegijos, ar ne, dėka. Ir dabar toks periodas, kada turiu iš naujo prisitaikyti prie lietuviškos kultūros, mentaliteto kultūros. Tai manau, kad užtruks šiek tiek tas procesas. O iš Lietuvos būtent dėl ko išvykai? Savo norų, ar tiesiog toksai buvo etapas, kada tu turėjai išvykti? Papasakok visą pradžią. Pradžią. Gyvenau Lietuvoje, turėjau pakankamai neblogą darbą, pardavimų vadybininkė dirbau, turėjau gal kokią 10 miestų, kuriuos lankydavau, labai mėgstu bendrauti su žmonėm, tai darbas tą ir atspindėjo. Ir su tuometiniu draugu, tiesiog jisai berods neteko tada darbo ir sako, gal keliaujam į užsienį. Aš, kadangi labai mėgstu mokytis naujus dalykus ir man visada įdomu kažką naujo sužinoti, išmokti, pamatyti, tai sakau, bandom. Buvo pasirinkimas tarp Anglijos ir Norvegijos. Anglija man iš karto buvo ne. O Norvegijoje gyveno jo tuometinio draugo pusseserė, kuri iš tikrųjų labai daug mums padėjo. Atkeliavus į Norvegiją ir atsikraušus. Tai taip ir atkeliavom, susikrovėm lagaminus, tėvam pasakiau mėnesį laiko prieš, nes kažkaip buvo baisu pasakyti, kad išsikraustu, tai sakau, mėnuo liko laiko, sakau, žinokit, išvažiuoju. Buvo nelabai patenkinti, bet. Tai va. Apie ką toliau? Apie tai, kaip... Pati pradžia. Atvažiavo taip pat draugus. Mama, ten... Jo. Tai atvažiavom ir gyvenom iš pat pradžių Olgo miestelėje gyvenom 5 metus. Važiavom, ta prasme, su pusseserė ir tuometiniu draugu pro viešbutį Sulastrand Hotel. Ir ten tas kelias, kur, žinot, vienoje pusėje jūra, kitoje pusėje oro uostas ir tas viešbutis toks neviešbutiškas, sakyčiau, ar ne? Sakau, kas čia per pastatas? Jis sako, viešbutis, sakau, kaip aš norėčiau jame dirbti. Lydekai paliebus, man panorėjus. Gavosi taip, kad aš ir atsidūriau tame viešbutyje ir darbavausi visus 13 metų, tiesą pasakius. Oho! Jo, skirtingose pozicijose, tai pradėjau iš tikrųjų dirbti nuo vakarais, tvarkydavau konferencijų sales, paruošdavau kitai dienai konferencijų salę. Aišku, šalia to turėjau dar kitų dalykų, ką dariau, tai aš iš karto jau mokytis norvegų kalbos, nes tikrai supratau, kad be norvegų kalbos nelabai ką pasieksiu ir tiesiog integruotis norint, jinai yra reikalinga. Tai mano diena atrodydavo taip, diena nuo 8 ryto iki 11 kažkur berods, eidavau į mokyklą, tada turėdavau gal valandą pertrauką, po to eidavau į darželį kalbos praktiką atlikti ir po darželio važiuodavau į viešbutį darbuotis. Tai kartais diena galėdavo prasidėjus 8 baigtis 11, kartais 10 vakare ir taip nuo pirmadienio iki penktadienio. O kaip tėvai tavo reagavo, kai pasakė, kad aš išvažiuoju į Norvegiją? Tai reagavo neypatingai, nes čia buvo šokas toks, aš esu vienturtė dukra ir paleisti vienturtę dukrą į kažkur, nežinia kur, nežinia su kuo. Jie pažinojo šiek tiek tą draugą, bet neypatingai. Tai buvo pakankamai jam ne pati geriausia naujiena, bet manau, kad jie suprato, jog aš nesu ta, kuri sėdi vienoje vietoje ir kad man tiesiog reikia tiesiog toli. Tai susitaikė ir viskas gerai. Kiek ilgai truko tas intensyvus toksai periodas darbo? Truko apie kokius gerus 5 metų. Tada man pasiūlė kitas pareigas viešbutį ir aš pradėjau dirbti kaip
kaip čia dabar lietuviškai, conference hostess arba kursvertinė norvegiškai, tai konferencijų, kaip čia pavadinti galima? Konferencijų gal asistentė. Sakykim taip, jo. Tai vat ten buvo labai įdomu, nes mano kalba dar tikrai nebuvo tokia, sakykim, gera. Ir mano pareigos buvo tokios, kad aš turėdavau pasitikti. Viešbutyje yra 3 konferencijų centrai, pasitikdavom svečius ir būdavom jų kontaktinis asmuo visais klausimais, tai nuo pradžios iki galo, kur reikėdavo, pavyzdžiui, pasakyti saugumo, tą UMS vadinamą, tarkim, prezentaciją, ką reikia daryti prieš kokią, tarkim, 100 žmonių atsistojęs su savo laužyta norvegų kalba. Man būdavo labai juokinga, mes su Lenkija dirbom, 2 Norvegės ir Lenkija, tai jos tikrai juokdavosi iš mūsų, nes mes ten tekstą laužytą išmokę įdavom. Bet nesulaukė turbūt neigiamų reakcijų iš norvegų? Ne, nebuvo neigiamų reakcijų, šypsodavosi žmonės. Jie turbūt ir pataisydavo arba padėdavo, jeigu kažkokių klaidų padarydavai kalbėsenai. Šiaip ne, nes jiegi labai dažnai sako, Flinkė, nu, kaip tu, kokia tu šaunuolė, kaip čia viskas fainiai, nors suprasdavau, kad tikrai dar iki to fainumo labai toli, bet jie labai palaikydavo ir vat, to tokio nėra teisimo ir smerkimo, bet per palaikymą. Jie, vat, mokymosi procesas per palaikymą, aš sakyčiau, iš savo patirties. Tai va. Jo, ir tada po metų laiko su trupučiu padirbus konferencijų asistente, sakykim taip, pasiūlė man išbandyti jėgas ofise. Tai ten jau buvo tikrai sudėtingas reikalas, nes vis dar norvegų kalba mano tikrai nebuvo ypatingai gera. O dirbti telefonu pagrindė darbas, elektroniniu paštu ir susitikimai su klientais. Tai bet jau ten tos konferencijos užsakomos būdavo per mane ir mano kolegės, spa procedūros, restorano užsakymai irgi eidavo per mus, tik tai, kad kambariai nebuvo užsakinėjami per mus, tik tai, bet su tuom tvarkydavosi receptionas, lietuviškas koks žodis, kartais pritrūkstų žodžių, atrodo, taip paprasta norvegiškai pasakyti. Tai va, tai taip ir tada pradirbau nemažai metų ofise. Bet visą laiką šalia to darbo vis tiek kažką darai dar? Iš pradžių ne, gal kokius, nes tikrai buvo ką mokytis, tikrai daug sistemų, su kuriom dirbom, daug informacijos. Tada po kažkiek tai laiko prisėmiau atsakomybę, nes niekas nenorėjo ir tai buvo, ten stumdėm visi kolegos vieni nuo kitų vestuvių reikalus viešbutyje. Tada aš pat buvau atsakinga už vestuvės ir jų vystymą, plėtojimą, organizavimą. Bet po to man jau pradėjo darytis nuobodu, nes aš tokia mėgstanti vis iššūkius, man kuo daugiau iššūkių, tuo geriau. Ir kažkaip nebemačiau prasmės, tiesiog pasidarė taip, kad nebeįdomu, nedžiugina ir vat, kažkaip truko gyvenime prasmės ir aš labai šokį myliu. Man labai šokis didelę reikšmę, didelę vietą užima mano gyvenime, bet aš niekada nebuvau profesionali šokėja ir jau supratau, kad nebebūsiu, nes jau tiesiog metai, nors gal dar, kas ten žino, niekada negali žinoti, jo, bet tada ieškojau kažkokių galimybių, kaip realizuoti save būtent šokio erdvėje ir radau studijas. Šokio ir judesio terapijos studijas, kurios buvo Osle. Tai metus laiko studijavau, kas buvo irgi labai nemažas iššūkis studijuoti, rašyti darbus norvegų kalba. Bet čia buvo nuotoliu? Nuotoliniu būdu? Ne, tai buvo studijos kontaktinės, bet mes susitikdavom per mėnesį kartą berods, jeigu gerai pamenu. Savaitgalis, ilgas savaitgalis būdavo, tai nuo ketvirtadienio, ten iki sekmadienio, ketvirtadienio. Bet tai nereikėdavo eiti ten kasdien? Ne. Ten būdavo nuvažiuoji, atbūni, nes teorija plus praktika ir tada jau darbą duoda rašyti iki sekančio susitikimo. Tai neintensyvios jos tokios skaitydavos? Ar buvo intensyvios? Ne, žiūrint, kaip pažiūrėsi, ar ne, tas intensyvumas, nes man tai buvo pakankamai intensyvu. Turbūt pirmą kartą gyvenime tiek savęs atidaviau studijom, nors esu baigusi ir bakalaurą, ir magistrą, ir tikrai tiek neįdėjus savęs
kaip įdėjau į būtent šokio ir judesio terapijos. O ką esi baigusi dar? Pedagoginį filosofiją ir teisę ir valdymą. Bet čia jau baigė Lietuvoje. Lietuvoje baigė. Ja. O tai čia ta šokio ir judesio terapija. Kaip tu susiradai tokį studijų programą? Čia yra, bet ne universitetą? Universitetas, jo. Tai yra universitetas. Šiaip, tarp kitko, Lietuvoje, mes labiau Lietuvoje pažengę šokio ir judesio terapijos srityje, nes Lietuvoje mes turim ir magistrą. Kas reiškia labai daug. O čia bakalauras? Čia yra testinės studijos tarp bakalauro ir magistro. Turi turėti bakalaurą, jeigu nori studijuoti vidurio tas testinės vadinamas. Bet turi turėti kažko susijus? Ne, neturi. Turi turėti arba pedagoginį, arba šokio, arba sveikatos srities bakalaurą. Dar norėčiau grįžti, o kaip buvo tau su lietuviais Norvegijai, kai tu atvykai? Aha. Ne, ten apie tas mokslas dar pakalbėsim. Bet man dar įdomu, kaip būtent tu integravaisi į tą lietuvių bendruomenę. Tu buvai bendrijos kaip narė, ar ne? Tiesą pasakius, iš pradžių mes turėjom lietuvių draugų, bet aš labai stipriai neėjau į tą tokį kontaktą, iš pat pradžių čia turiu omenyje, į tą kontaktą su nepažįstamais galbūt lietuviais. Po to susiklošius tam tikrai situacijai, tam tikrom aplinkybėm, kada išsiskyriau su savo draugu, aš kažkaip labai norėjau bandyti integruoti save į norvegų bendruomenę ir tą aš dariau. Labiau aš tada bendravau daugiau su užsieniečiais ir norvegais. Bet kažkokiu būdu atsirado mūsų grupelė lietuvių, kurie pradėjom keliauti. Ir toje grupelėje buvo mūsų mylimas ir gerbiamas Zenonas Mačiulaitis, kuris įpūtė į mane lietuviškumo. Ir aš iš tikrųjų niekada turbūt nelaikiau, ne tai, kad laikiau, bet aš niekada nejaučiau lietuviškumo dvasios savyje. Aš netgi sakydavau, ne, aš taigi pat ir nepanašiai į lietuvę, nes daug kas sakydavo, tu tai visiškai ne lietuvė. Lietuvoje dar paklausdavo, kodėl tu taip gerai lietuviškai kalbi. Tai dviese, va. Jo, ką tu čia veiki, čia atsiradai ir kodėl tu taip gerai lietuviškai kalbi. Bet kelionių metu ir šiaip tokių susitikimų, kontaktų su Zenonu ir mūsų grupelės, mes keliaudavom į egzotinės šalis ir dažniausiai keliaudavom vasario mėnesį. Švęsdavom vasario 16. Zenonas turėdavo visada vėliavą, tai mes kažkur tai ten, tarkim, kokioj aikštėj, pavyzdžiui, Kuboje arba Kolumbijoje su ta vėliava, žodžiu, ištiesę fotografuodavomės ir švęsdavom vasario 16. Tai nuo tada prasidėjo mano kažkokia tokia atsigręžimas į lietuviškumą ir į nuostabius žmonės, kurie gyvena iš tikrųjų mūsų Rogalando krašte. Zenonas buvo mūsų pirmas pašnekovas. Mūsų Rogalando bendrijos pirmininko pavaduotojas. Apie jį kalbė. Jo, taip, apie Zenoną. Ir paskui buvai bendrijos narė? Taip, buvau. Jo, mokėjau bendrijos mokestį. Čia buvo kitas klausimas. Mokėjau bendrijos mokestį ir šiaip jau tada kažkaip tai ir mūsų draugių būrelis gal labiau pradėjome įsilieti į veiklas lietuviškas renginiuose lankytis, tada ir kažkokius tai karts nuo karto turėjom ir judesio užsiėmimus. Tai gal kokį šokių kolektyvą gal lankė, kai tu mėgsti šokį? Čia Norvegijoje? Taip kaip kolektyvo, kaip lietuviško mūsų nelankiau. Aš, kadangi labai myliu latino šokių salsą, kizomba, bačiatą, tai aš eidavau į norvegišką mokyklą. Ten realiai norvegišką, ten norvegų nedaug, bet norvegišką. Jo. Galima grįžti prie mokslo? Jo, galima. Nukrypimas. Dabar grįžtam. Sugrįžimas. Kiek laiko truko studijos? Metai laiko. Ir tada buvo darbas paskutinis, prie kurio labai ilgai vargau. Darbo pristatymas po to, kaip ir Lietuvoje, tiesiog prieš visus turėjai pristatyti savo darbą? Ar? Nebuvo tokio. Šiaip iš esmės mokslai tikrai palyginus, aišku, dabar turbūt jie labai stipriai pasikeitė Lietuvoje ir nežinau kaip yra dabar, bet tuo metu, kada aš baigiau arba studijavau Lietuvoje, tai tarkim
jeigu lyginčiau Lietuvos mokslus ir čia Norvegijoje, tai apimties prasme, vat ką mums reikia rašyti čia ir Lietuvoje, tai kaip, nežinau, diena ir naktis. Kad čia daugiau? Čia žymiai mažiau. Mažiau. Jo, bet... Čia gal lengviau netgi? Na, vat iš kurios pusės pažiūrėsi, tas mažiau ne visada gali būti lengviau, nes į mažesnę apimtį sudėti vat, žinias, kurias gavai, jas pritaikyti kažkaip ne visada yra lengva. Tai tam tikra prasme yra lankščiau, gal sakyčiau, mažiau to tokio akademinio, to tokio, kad vat, bet mano ir dalykas buvo visai kitoks galbūt, tai vėlgi sunku lyginti. Ir buvo praktika? Praktika visada būdavo. Kiekvieną savaitgalį turėdavom svečią kažkokį iš skirtingų šalių, nes Norvegijoje dar šokio ir judesio terapija irgi pakankamai naujas dalykas, jinai dar irgi žengia tik tai pirmuosius, gal sakykime, žingsnius, tai yra keletas specialistų, bet jie kviesdavo specialistus iš kitų pasaulio šalių. Tai jie tokie kaip bendradarbiavimo su kitais žmonėmis būdavo labiau, ne, moksluose, aš kiek suprantu. Jo. Negu Lietuvoje, kad daugiau susitelkia į tai, kad padaryti raštu ar ten atsiskaitimą kažkokį, bet čia daugiau į tokį kaip bendradarbiavimą su žmonėm. Dar irgi priklauso nuo studijų programos turbūt. Nes greičiausiai čia yra toks... Jo, nes čia grinai yra, studijos yra apie tai, kaip kokius pratimus pasirinkti, kaip padėti žmogui praplėsti judesio diapazoną, sakykim taip, ar ne? Tai ten yra įvairūs įrankiai, pavadinkim taip, tai tų įrankių mus ir mokydavo, o kaip teoriškai jų neišmoksi, juos tiesiog turi pats patirti ir jo, per praktiką, tai buvo labai daug praktikos. Mokama buvo studijuoti? Taip. Brangu? Taip. Brangu. Bet tik metai laiko? Tik metai laiko, jo. Ir gauni diplomą? Jo. Bet o su tokia specialybė tu gali gauti valstybinį darbą? Ar tiesiog turi pats savo susikurti? Kol kas dar pats savo susikurti. Tikiu, kad ateityje bus ir valstybinių, ir galbūt ir dabar jau galima atrasti kažkokių tai projektų, bendradarbiavimo galimybių su, galbūt, sakykime, senelių namais, su kažkokiais tai socialiai nukentėjusiais žmonėmis. Tai būtų tokios galimybės. Bet tikrai tikiu, kad ateityje bus įtraukta šokio ir judesio terapija į daug situacijų gyvenime. O tu šokio terapiją turėjai čia Norvegijoje, Stavangerį? Aš pradėjau, nes kai baigiau mokslus, manęs tėvai klausė, ką tu veiksi su tais mokslus, kai aš paskambinau, pamenu, sakau, įstojau į šokio ir judesio terapiją. Ką tokį? Šokio ir judesio terapiją. Bet jie jau žino, kad aš tokia neprognozuojama, tai sako, galiu užduoti klausimą, ką tu veiksi su... Tai čia turbūt mūsų irgi klausimas. Ir ką tu veikiai su tuo diplomu? Jo, ir aš tada galvojau, kai man tokį klausimą uždavė, aš galvojau, aš nežinau, ką aš veiksiu. Aš tiesą pasakius nelabai žinojau ir apie ką tai bus, kai aš jau studijuoti, nebuvau labai stipriai įsigilinus, bet jaučiau, kad tai yra man ir kad aš tai turiu padaryti, ar ne? Ir aš galvoju, geras klausimas tėvų buvo, bet kažkaip, jeigu ką, tai bus man pačiai asmeniniam tobulėjimui, o ką jau ten toliau veiksiu, pamatysiu. Tai pabaigusi pradėjau labai nedrąsiai, labai po truputį viešbutyje, kuriame dirbau, išsinuomavau salę ir padariau keletą susitikimų moterims, lietuvių moterims iš tikrųjų. Tai turėjom tokie pirmieji buvo mano žingsneliai. O po to aš iškeliavau į Lietuvą vasarai ir nukeliavau į festivalį, Debesų pieva jisai vadinasi, kuris integruoja, ten yra sąmoningumo vadinamas festivalis, bet jisai yra draugiškas ir kviečia dalyvius, kurie turi įvairias negalias. Tuo metu, tais metais buvo žmonių nemažai, galbūt kokie 7, sakykime, ar 5 žmonės su regos sutrikimu, arba neregiai. Ir po festivalio man kilo idėja, kad, o ką jeigu aš pradėčiau šokti su neregiais? Mūsų to studijų metu nemokė. Buvo užsiminta, kad galima taikyti šokio ir judesio terapiją ir žmonėms su negalia. Kaip tai daryti? Niekas nežino. Tai va, ir tada aš pradėjau galvoti, kad kažkaip aš norėčiau tą daryti, bet nežinau kaip. Ir
pradėjau dirbti asmeninės asistente žmonių su negale. Tai buvo mano pirmas žingsnis į prisilietimą prie jų kasdienos ir prie jų tiesiog gyvenimo, jo, kad sužinoti, kaip jie funkcionuoja, kaip man prie jų prieiti, kaip man su jais bendrauti. Aišku, tai yra naivu, nes kiekvienas žmogus yra labai skirtingas ir netgi turinti tą pačią negalę, sakykime, Dauno sindromą, kiekvienas yra labai labai skirtingas, ar ne? Ir aš negaliu žinoti iš bendravimo su vienu žmogumi, kaip man reikės su kitu elgtis. Čia jau yra tiesiog ateini, žiūri, kas toje vietoje, koks žmogus, su kokia istorija, kaip jisai funkcionuoja ir tada bandai kažką tai daryti. Aš mačiau, kad Facebook'e tu labai daug skelbės, ten kažkur dalyvavai, kažkas tau nutiko, lyg tai buvo parašyta, kad tu turėjai nerimo sindromą ar kažkas tai tokio, ne? Nerimo sindromo gal, nežinau, panikos ataką esu turėjusi ir tas buvo tada, kada aš dirbau viešbutyje, kai pradėjau dirbti ofise, nes tikrai buvo labai daug streso. Mačiau, kad ten labai daug streso turėjai, tas toks momentas buvo. Nes sėdi, skamba telefonas ir tas toksai, Dieve padėk. Kaip čia man dabar reikės susikalbėti, nes skambina iš tikrųjų iš visos Norvegijos su skirtingais dialektais. Telefonu dar labiau sudėtinga yra suprasti, negu kad stovint prie žmogų, nes stovint prie žmogų dar kažkaip kūno kalba padeda. Jo, bet aš atradau savo būdą, ta prasme savo techniką, kaip man suprasti žmogus. Skambina žmogus ir sakykime, klausia kažko, aš nesuprantu. Tada aš užduodu klausimus. Jūs norite užsisakyti konferenciją? Kiek žmonių? Kokia data? Ta prasme, tokia seka. O jeigu grįžtant prie panikos atakos, taip, esu turėjus, tai nebuvo ilgai trukęs procesas. Bet gal ir tai paskatino tave stoti tokius mokslus? Aš labai į psichologiją gilinuosi. Man aplamai psichologija patinka. Jos buvo nemažai filosofijos studijose, bet šiaip aš labai bandau atrasti tą tokį, žiūrėti ne į rezultatą, kas įvyko, bet kodėl tai įvyko. Ir tas reikalauja tokio pastangų, gilinimosi, jo bandymo tiesiog pasikapstyti, kaip sakant. Nu. O kai pradėjai dirbti su neįgaliaisiais, pirmi žingsniai, tu pradėjai kažkurio tai būdu taikyti savo diplomą, savo išmoktas žinias? Tai galiu papasakoti pačią pradžią, kaip buvo darbas su neįgaliaisiais. Čia yra hardcore'as vadinamas, toksai save įmeti visiškai į situaciją, kokios, ta prasme, kur tu nežinai, nei kaip elgtis, nei ką daryti. Iš viso aš turėjau 3 žmonės, su kuriais dirbau kaip asmeninė asistentė. Vienas jų sėdėjo neįgaliojo vežimėlėje, vyras apie 40 metų, kuris savęs nejaučia nuo pusės, tik rankas jaučia. Tada mergina su Dauno sindromu ir mergina su Kornelija de Lange sindromu, kuris yra labai retas ir kiekvienas jų labai skirtingas ir davė man labai skirtingas patirtis ir supratimus. Tarkim, žmogus, kuris sėdi neįgaliojo vežimėlėje, jis yra vadovas naftos įmonės. Jis buvo toksai aktyvus gyvenime, ta prasme, nenusėdėdavo vietoje, keliavo ir jie Dežaneire gyveno metus laiko ir nuvažiavo nuo Skardžio su dviračiu, dviratininkas. Ir matyti, kaip žmogus gyvena gyvenimą ir nepaisant to, kad jisai turi daug apribojimų, jis, tarkim, jeigu atsigula, jisai tu jo negali, jis nepasisuks pats, jisai kaip tai paguliai, taip ir guli. Tai matyti, kaip jisai nepaisant to gyvena gyvenimą ir mėgaujasi juo tiek, kiek jisai gali, taip kaip jisai gali. Ta prasme, tai yra, iš tikrųjų labai didelė dovana. Tai čia buvo viena patirtis, kita patirtis buvo su mergaitė su Dauno sindromu, mergina, jai 35, bet aš visada sakau, kaip mergaitė, nes, kažkaip taip gaunasi kažkodėl taip. Jinai nekalba verbaliai ir ją reikia visur stumti, ta prasme pastumti, viską daryti, visur, išskyrus valgyti, jinai pati, ta prasme, nueidavo ir pavalgydavo, bet visa kita, mes, tarkim, eidavom į įvairius užsiėmimus, tai yra baseinas,
pašokti būtent su jie pradėjau, tai vat galėsiu grįžti prie to. Tada mes eidavom į muzikos terapijos užsiėmimus, muzikos mokykloje Stavangerė, jodinėti eidavom su slidėm, su pačiūžom ant ledo, nežinau, ko nesudarius, turbūt, ta prasme, esame ir įvairias konferencijas keliavę ir miegoję viešbutį. Ta prasme, tai žmogus, kuris irgi gyvena pilnavertį gyvenimą. Žmonės su galimybėmis, kai kurie negyvena tokio pilnaverčio gyvenimo, kiek jinai gyvena pilnavertį gyvenimą, tiek, kiek yra įmanoma. Bet čia buvo mano pamoka, kaip išmokti motyvuoti, nestumint, nes aš jos pastumti negaliu. Negaliu ir šiaip iš esmės, bet ir jeigu ir bandžiau kažkada tai kažkaip tai bandyti fiziškai pastumti, jinai tiesiog tokia stipri, kad jos niekaip. Ir pavyzdžiui, pirmas nuėjimas į baseiną. Valandą laiko einam aplink baseiną. Jinai nori įlipti į baseiną, bet jinai neįlipa, nes jai tuo metu yra baisu. Ir mano užduotis jai padėti įlipti į baseiną. Ir aš tiesiog jai turiu kažkokiu tai būdu. Arba iš autobuso reikiamoj stotelėje neišlipa, tarkim, ar ne. Tai labai stipriai padėjo priimti savo jausmus, kad jos jausmus priimčiau, nes jinai tai yra be kaukių, tokia kokia jinai yra, tą akimirką, kokia jos emocija, kokia būsena, jinai taip ir parodo. Visiškai neslepia, kaip mes išmokę, kad čia bendruomeniai, visuomeniai mes nerodysim kažko negalima. Tai tas man ir Norvegijai patiko, kai aš atvažiavau, kas mane sužavėjo, kad jie Norvegai priima tos neįgalius žmonės kaip normalius žmonės. Nėra taip, kad juos diskriminuotų ir jie būtų sėdėtų namuose atsisėdę, o jie, pavyzdžiui, išeina ir į lauką, ir su palyda. Esu mačius netgi ar berniuką, ar jau augusi vyrą, jis irgi su tokiu poreikiu didesniu, kad jisai su vežimėliu pats nepajuda, bet jis turi tą visą kaip krėslą, sakyčiau, vežimą didelį, jis reguliuoja ir jis važiuoja, bet jisai tiesiog tarp žmonių visų, jisai integruojasi, ne taip kaip pas mus Lietuvoje, tu esi neįgalus, tu turi sėdėti namuose ir tu niekur neiti. Gerėja dabar gal biškai gerėja. Gerėja. Taip, dabar jau gerėja situacija, tik tai dar labai daug darbo reikės įdėti visuomenėje, kad visuomenė pakeistų požiūrį, nes dar labai stipriai yra dalis, kuri jau pakeitusi požiūrį, bet didžioji dauguma dar ir invalidų pavadina ir visaip kaip tai. Jo, ir aš mačiau dabar statistiką, kad Lietuvoje, nežinau ar čia teisybė ar ne, bet buvo statistika, kad daugiausiai lietuvių žmonių nenori gyventi tarp neįgalių, tarp kažkokiu dar, tipo atsiskyrę, tie jau, kurie yra sveiki, turi savo ten namus, kaip ir mes visi, jie nenori turėti kaiminystėje būtent tokių žmonių, kurie yra neįgalus. Būtent buvo paminėta, kad neįgalių žmonių nenori savo toj aplinkoje. Gali būti, negaliu pakomentuoti šitą. Ką, tai gal biškį pasidarom pertraukėlę ir gal grįšim prie linksmesnių temų? Jo, būtinai. Būk unikalus, būk savimi. Tai nepanašu į darbą, tai ne produkcija, tai kūryba, menas, meilė nuo pirmo prisilietimo iki galutinio atvaizdo veidrodyje. Edita Riautinė kviečia į svečius, jaukioje aplinkoje prie kavos puodelio, išsirinkti detalės ir susikurti unikalią viziją, kurią Angel Dreams pavers tikrovę. Aukštos kokybės medžiagomis ir su didelė meilė pagaminti aksesuarai ir papuošalai spinduliuoja elegancija ir savitumu. Pasinaudok galimybę susikurti kažką unikalaus, išskirtinio ir prasmingo. Be unique. Be yourself. Lietuviškai trintinėsiams puodeliais. Tai aš vis neleidau papasakoti apie tą trečią istoriją. Nes Ugnė jau čia man per foną biškį. Gavom leidimą iš bofo. Taip, grįžtam prie trečios istorijos apie žmonės, kur prižiūrėjai. Trečia istorija yra irgi labai įdomi iš tikrųjų. Visos jos nepasakosiu, bet papasakosiu tą, kas man labiausiai įstrigo. Mergaitė turi mamą, tėtis jos gyvenime neegzistavo. Kai sužinojo, kokia jos negalia, jis tiesiog atsisakė. Nežinau, kaip ten buvo, niekada nieks nepasakojo garsiai, bet tiesiog sakė, kad jis neegzistavo. Ir
Bet jinai turėjo tėtį. Ta prasme, kad tas vyras, kur iš pradžių aš galvojau, kad jis yra jos tėtis, nes Norvegijoje pakankamai yra įprasta skyrybų atveju, kad vaikas būna pas mamą ir pas tėtį to lygiai, galima sakyti, ar ne? 50-50. Jo. Ir kad aš dirbdavau, aš būdavau kartais pas mamą, kartais pas tėtį. Pasirodo, jisai nebuvo jos tėtis, jisai buvo vyras, kuris kažkurį laiką buvo su mama jos ir tada jie išsiskyrė ir jisai prisijėmė tos mergaitės globą. Ir jau 20 metų turi tą globą. O kokia mergaitės negalia? Tai yra Kornelija de Lange sindromas, kuris yra pakankamai retas ir ta negalia yra ir fizinė, ir psichinė. Ir ta mergaitė, nepaisant jos negalios, jinai yra tokia vadovė, ta prasme, jinai pasiekia visada, ko nori. Jinai gauna viską, ko nori. Jie irgi yra apie... Kaip tu prižiūrėjai, kiek jai buvo? Link, ten 20 keli metai, iš tikrųjų, 20 keli, bet jinai mažesnė už mane, aš pakankamai maža, šiaip neaukšta, jinai mažesnė už mane. Turi rankytės iki pusės, pirštuką tokį ilgą, su kuriuo jinai labai daug dalykų daro, kas dar mane labai sužavėjo. Mama yra medikė ir labai siekia, kad mergaitė būtų kaip įmanoma savarankiška. Tai tarkim, jinai neturi pirštų plaštakos, bet jinai valgydavo, jai uždėdavo tokį, nežinau kaip pavadinti, tokį iš plastiko pagamintą specialiai jai tokį dalyką su šakute ir jinai tiesiog įdėdavo tą šakutę. Mes padėdavom asistentai jai tą maistą įkasti į šaukštą arba šakutę, ar ne, ir tada jinai pati tiesiog su ta alkūne taip siekdavo iki burnos ir taip valgydavo. Tai, tai yra pavyzdys, kaip žmonės mūsų akimis žiūrint atrodo, kad jie sunkiai kažką gali, bet jie labai daug ką gali. Jie turėjo žirgą savo asmeninį ir mes kiekvieną dieną jodinėdavom su jie. O jinai vaikščiodavo? Sunkiai jinai vaikščiodavo. Jinai galėdavo eiti, bet netolimą atstumą paeiti. Bet tu viena jiem padėjai, ar buvo dar keli pagalbininkai, kad tau padėtų? Ir ta prasme, aš buvau viena, kai aš dirbdavau, bet iš esmės jinai turėjo nemažai asistentų, nes visą parą asistentai buvo su jie. Ir dieną, ir naktį. O kaip, tu esi čia dirbusi, o kaip Norvegija yra iš valstybės, ar yra kažkokia pagalba būtent? Ar tai yra, tėvai patys turi finansinę būseną turėti gerą, kad savo vaikui padėtų? Ne, valstybė padeda labai daug. Iš tikrųjų labai daug padeda ir asistentus skiria valstybė. Ir aš tų visų niuansų nežinau, bet tikrai valstybė padeda labai daug. Jie gauna paramą, visokiojopą pagalbą. O ar esi čia dariusi šokio terapiją? Taip, esu čia dariusi, kadangi ta mergina su Dauno sindromu ir jos šeima patapo mano šeima, galima sakyti taip, ir netgi išvažiavus iš Norvegijos, grįžus į Lietuvą, mes palaikom ryšį. Ir aš žadu grįžti karts nuo karto pabūti su ta mergaitė, tiesiog praleisti laiką, pasidarbuoti ir nenutraukti to ryšio. Tai tas ryšys buvo labai draugiškas, o mama organizacijos, vienos neįgaliųjų organizacijos vadovė, tai mes su jie suorganizavom ne vieną užsiėmimą žmonėms su negalia. Taip pat aš kiekvieną savaitę šokdavau su ta mergina Dauno sindromu, tai tarkim įsivaizduoti, ar ne, ateinu pirmą kartą su ja, o kaip sakiau, ją labai sudėtingai yra, reikia motyvuoti viską daryti. Ir aš taip įsivaizduoju, kad ateinu ir aš šoko, jinai seks mane, ar ne, aš darau judesį ir jinai seks mane, stovi kaip įkalta. Ir aš tada galvoju, tai ką man dabar daryti? Aš ta prasme tokiam visiškai, nežinioje. Tai ir kaip ir pasakau prieš tai, kad reikia būti labai kūrybingam ir bandyti įvairius metodus. Pasiėmiau šalį, kurį surišiau tiesiog, kad jis būtų toks apjuostas, kad galėčiau apjuosti save ir tą merginą. Ir tai padėjo judėti iš tikrųjų. Po truputėlį mes šokdavom ir salsą netgi, ir bačiato žingsnelius, ir jinai tikrai nuostabiai sekdavo tą, ką aš darydavau, jinai irgi labai, labai gražiai atkartodavo judesį. Gali papasakot, kaip vyksta užsiėmimas šitas, kai yra daugiau neįgaliųjų žmonių? Tai yra, tarkim,
kaip mes pradedam užsiėmimą. Šiaip yra labai daug įvairių įrankių ir įvairių pratimų, kurių pagalba padedam žmonėm atsipalaiduoti šiek tiek ir praplėsti savo tą judesio diapazoną, nes tarkim, galima judėti labai aplink save ir būti susikaušus, o kada šiek tiek atsipalaiduoji, tas judesys tiesiog išlaisvėja. Bet kaip pavyzdys, tai tarkim mes visada pradedam užsiėmimą ratu. Ratas yra tam, kad žmogus būtų jaustųsi matomas ir girdimas ir lygiavertis grupėje. Tada mes, pavyzdžiui, pasakom savo vardą, parodom judesį ir visi kiti atkartoja tą judesį ir sako labas. Tarkim, labas Ieva ir atkartoja visi judesį. Yra, tarkim, kaip pavyzdys vardo piešimas, kuris labai toks prajudinantis visiems, čia ne tik tai žmonėms su negalia, bet aplamai visiems atėjusiam iš šokio ir judesio terapijos užsiėmimo, tai tarkim galim šokti vardą. Tarkim galim šokti, aš rodau, kaip aš kokiais judesiais aš galiu iškomunikuoti savo vardą, ar ne? Net nešokti, aš komunikuoti. Kaip, pavyzdžiui, būtų, tai turbūt šitaip. Ar čia raidės? Vat kiekvienas gali, taip, po raidę, ar ne? Ir kiekvienas labai skirtingai, individualiai ir labai gražiai mato savo, tarkim, kiekvieną atskirą vardo raidę. O poroje žmogus esantis atkartoja. Čia labai įdomus. Bet, kiek suprantu, ne tik su neįgaliais žmonėmis tu šoki ir su sveikai žmonėmis. Žinai, iš tikrųjų, tiesą pasakius, kai sako sveiki, aš net nesu atradus žodžio, kuris apibūdina žmonės, kurie neturi negalios, nes man negalia nėra tai, kas yra visuomenėje apibrėžime negalia, ar ne, nes man negalia galbūt dažnesnė yra pasitaikanti žmonių, kurie neturi negalios tariamos, nes negalia yra mūsų galvose, mūsų prote ir realiai. Aš irgi, pavyzdžiui, dabar, kai bendrauju su psichologė ir atradau irgi savo problemą, kur visada galvodavau, kodėl yra pas mane taip, o kodėl kiti iš manęs pasijuokė iš to. Ir aš tą pradėjau priimti kaip pati irgi juoką. Ir būna, kad aš skaitau, aš nemoku gerai skaityti, ar ten rašau klaidas. Tai ir tiesiog aš matau taisyklingai sakinį, žodžius, raidės, bet aš perskaitysiu visai kitaip. Pavyzdžiui, matysiu, kad yra užrašyta koks, ką žinau, dovana, o aš visai iš raidės visai kitą žodį pasakysiu. Dabar neatsimenu, kaip jisai vadinasi, bet man jinai sakė. Disleksija. Tai irgi kaip negalia, aš taip įsivaizduoju. Jinai yra priskiriama prie to. Galbūt. Bet jinai lengvos tos tokios kaip ir stadijos gaunas. Kiekvienas žmogus turi kažkokią savo tą... Taip, bet jeigu pažiūrėjus iš tos kitos pusės, ar ne, tai tau tas gyventi netrukdo ir tu gali atrasti kitas savo stipriausias trukdydavo, nes kai kiti juokdavos iš manęs, o tu čia nemoki skaityti, čia tau daug klaidų pridarai. Taip, tai būdavo, eidavo per širdį. Ir dabar, kai būtent šitą dalyką sužinojau, kad pas mane gali būti disleksija, tai aš taip kažkaip pradėjau, aš nepakeisiu savęs. Aš esu toks, koks esu žmogus, nes aš žinau, kad iš mokyklos mano laikų mamai buvo kažkada senais laikais pasakyta, kad yra jūsų dukra problema. O tais laikais net nenorėdavo pripažinti, kad yra kažkokia problema. Tai tiesiog mano vaikui yra viskas gerai ir aš eidavau į mokyklą. Kas beje dar ir dabar Lietuvoje yra. Ir praeitais metais, dar būdama Norvegijoje, organizavau su organizacija viena Utenoje, nes aš iš Utenos esu miesto. Darėm tokį savaitgalį, kurio metu siūlėm žmonėms su negalia ir ne tik, nes šiaip iš tikrųjų norime integruoti, mes tikrai norim integruoti žmonės, mes galim pasimokyti vieni iš kitų labai daug. Tai nėra, kad mes darom paslaugą negalią turinčiam žmogui ir suteikdami jiems galimybę sudalyvauti užsiėmime, tai jau juos kažkaip tai integruojam. Ne, integracija yra, kad visi jaustųsi vienyje, ar ne, vieno dalime. Tai to savaitgalio metu, kadangi aš atsinešiau savo tą tokią patirtį, kad galima eiti į įvairius užsiėmimus, tai sugalvojau, kad galima pasiūlyti tuos užsiėmimus ir Lietuvoje, ar ne, ir buvo organizuojamas mamų susitikimas, mamų, kurios turi vaikus su negalia. Atėjo 2. 3 nedrįso ateiti. Tai dar yra labai tas gajus toksai
nepriėmimo klausimas, kad pripažinti, kad mano vaikas turi negalią. Bet aš skaitau, kad čia yra ne vaiko problema, tai yra pačios tos mamos mūsų problema, kai mes nesugebam priimti tokie žmonės, kokie yra. Bet čia yra mūsų visuomenės problema ir mūsų tą požiūrį reikia pakeisti. Bet tu sakai, kad Lietuvoje labiau pažengęs, pavyzdžiui, kad ir šokio judesio terapija, negu čia, tarkim. Aha. Bet integracija yra mažesnė. Tikrai daug mažesnė. Tikrai taip. Kaip taip, kodėl tai priešiškai? Kodėl? Turbūt todėl, kad labai paprasta. Dabar visai nesenai ruošiau projektą. Ir labai daug gilinausi, kadangi projektą reikia pagrįsti, rašant ir daug informacijos ieškojau. Aš nežinau šito fakto, žinau, kad Norvegija jau senai integravusi į mokyklas paprastas žmonės su negale, ar ne? Lietuva dar tik šiemet priėmė įstatymą, kad privalo. Anksčiau priimdavo mokyklos, jeigu jos norėdavo, jeigu jos buvo pasiruošusios nuo šių metų, jie privalo, jie negali atsisakyti priimti vaiko su negale į mokyklą. Norvegai tą daro nuo 1970 metų. Jo. 50 metų patirtis, tai po 50 metų, manau, Lietuvoje mes lenksim Norvegas. Tikiuosi. Pavyzdžiui, mano Beno mokykloje, kuris eina dabar, kai mes pakeitėm kitą mokyklą, pas jį ir jisai man visada pareina, mama, žinok, sako, pas mane yra klasėje neįgalus vaikas. Bet jisai tiesiog kaip čia pasakyti, ne tai, kad sureikšmina, bet jisai irgi integruojasi su mumis, jisai bendrauja. Ir jo, pas jį yra mokykloje vaikai, kurie eina, kaip mano Benas, ir yra būtent skyrius, kur yra neįgalių vaikų. Ir jie visi bendrai bendrauja ir jie visi bendrai žaidžia. Ir kaip nesijaučia to skirtumo, pavyzdžiui, mano sūnus man visai neseniai paklausė manęs, mama, ar aš esu specialus? Ir taip specialus, ta prasme, taip, specialus, man panašiai. Ne, bet ar aš esu specialus, toks kaip pavyzdžiui, kur vaikai invalido vežimėliuose, nes jie yra specialūs vaikai. Tai ar aš turiu tą kokios, ar aš specialus? Ir taip atrodo, jie net nejaučia skirtumo. Tas toks, jisai pats nesupranta, ar jisai tas special needs ar ne. Kadangi dabar yra labai daug tokių jau... Taip, ir visi integruoti, visi bendrai ir ten, kaip fainai, jisai su ratukais. Kaip viskas. Jo, ir mes lietuvių mokyklėliai, tarp kitko irgi, kaip mokinam lietuvius ir buvom užėję vieną klasę ir aš būtent pamačiau ir nustebau, kad visur stalai sudėti būtent kiekvienam vaikui ir vienam neįgaliam vaikui buvo būtent atskirai padaryta erdvė ir pastatytas būtent specialus stalas. Ir visi, kaip jie integruojami kartu. Žinote, aš prieš atkeliaudama į Norvegiją šiam savaitgaliui buvau Švedijoje per projektą, su projekto pagalba. Aš aktyviai ieškau partnerių, nes šitas sritis šokio su negale ar įtraukiojo šokio, pasakykime taip, nes šokio su negale nebūtų taisyklingas pavadinimas. Jinai nėra dar labai stipriai išvystyta ir aš ieškau partnerių kitose šalyse. Aš buvau Kostarikoje, kur savanoriavau su organizacijos vadovu irgi ir užsiėmimą kartu darėm ir šiaip patirties įgijau prieš COVID-o. Tada turiu Švedijoje radusi irgi organizaciją, kuri dirba profesionaliai. Jie profesionaliai šoka su miksas žmonės turintys specialių poreikių arba negalę ir profesionalų šokėjai. Ir būtent Švedijoje, kai buvom pažiūrėti to pasirodymą. Mokykloje jisai buvo organizuojamas. Žinokit, fantastika, ta prasme, ten yra mokykla paprasta. Joje yra integruoti žmonės su negale. Jų yra apie 40 žmonių su negale. Ir tos negalės yra pakankamai, ta prasme, negalia gali būti nuo iki, ar ne? Tai ten pakankamai sunkia, sakykim taip, ar ne? Ir jie 40 minučių pasirodymas vyko, jie išsėdėjo, bet jiems, ta prasme, jie ruošiasi, jie ant tiek integruoja, tarkim, yra sėdimos vietos, ant žemės, kilimėliai sudėti, yra suoliukai ir paskui yra erdvė tiems, kurie nenusėdė.
Pas mus taigi jau būtų, tu čia kaip čia tu nenusėdi, tu negali, čia pasirodymas, tu turi sėdėti, tu turi ten... O ten yra erdvė būtent pasirūpinta tais, kurie negali nusėdėti. Ir jie ten lakstosi. Ir niekam ten neskauda dėl to galvos. Ta prasme, tai yra ir jiems pasiruošta tiems vaikams, bet tokiems ir viskas. Tai mums dar tikrai yra kur mokytis, yra kur tobulėti, bet žiūrint į Švedijos. Tu minėjai, kad nori Lietuvoje padaryti projektą, Taip. Kad vaidintų? Šoktų, irgi pasirodymą. Tai Lietuvoje atradau iš tikrųjų irgi moterį, kuri dirba irgi su šokiu, su negalia, jinai vaikučiam vesdavo užsiėmimus ir mes sujungiam bendrą savo jėgas ir parašėm projektą, gavom jo finansavimą, tik tai mažesnį, tai žiūrėsim, kaip tas visas projektas pasikeis to įtakoje, bet mūsų tikslas yra padaryti pasirodymą mokykloje su profesionaliais šokėjais ir su žmonėmis negalią turinčiais. Tai čia pusiau profesionaliais, ar ne, gal sakykim taip, nes mums dar iki to profesionaliais dar labai labai toli ir mes žengiam pirmuosius žingsnius, tai ir dar parašėm, būdamos Švedijoje antrą pateikėm paraišką projektą, tai norim irgi pasikviesti Švedą į Lietuvą, pravesti mokymus, sukurti irgi pasirodymą ir irgi jį parodyti. Tai mano tikslas iš tikrųjų išvažiavus į Lietuvą nebuvo pamiršti Norvegijos ir tokį brūkšnį dėti, bet jungti Norvegiją, Lietuvą ir galbūt dabar pat ir Švedija dar labai gražiai įeina į tai, bet esmė ta, kad aš tikrai patirtį tą pozityvę iš Norvegijos labai noriu atnešti į Lietuvą ir kažkaip tą vystyti, plėtoti ir sujungti. Dar grįžkim prie tavęs, tu mėgsti keliauti? Nes dabar vis apie kitas šalis. Paklausiu paskutinį klausimą ir tada apie tą. Paskutinis klausimas yra, kaip padeda ta terapija? Labai sunku atsakyti, nes tai yra labai individualu iš esmės. Galiu pasakyti vieną pavyzdį, kuris galbūt padės tokį vaizdą susidaryti. Bet būtent Kosta Rikos savanoriavimo metu, užsiėmimo metu, kadangi aš nekalbu ispaniškai, mes paruošėm su organizacijos vadovu programą, ką mes darysim ir tada aš buvau tokia kaip asistentės rolėje viso užsiėmimo metu. Ten buvo įvairių negalių žmonės ir vienas jų buvo sėdintis neįgaliojo vežimėlyje ir jis mažai judėjo. Tai jis turbūt, nežinau tiksliai, bet greičiausiai cerebrinį paralyžių turintis. Ir aš su juo šokau. Aš viso užsiėmimo metu, ten galbūt 45 minutės, aš su juo tiesiog dalyvavau tame. Ir man vienu metu buvo toks jausmas, Dieve, ką aš darau, jis juk nejuda, tai jis visiškai, kažkaip, bet mes ir akių kontaktą kaip ir palaikėm, turėjom ir aš tiesiog galvoju, Dieve, paleist tą mintį, tiesiog būk tame ir žiūrėk, kas iš to gausis, nemaitink savęs tomis mintimis, kurios yra tikrai negatyvios. Ir po užsiėmimo priėjo jo mama, aš nežinau, kad mama jo buvo toje erdvėje, bet priėjo jo mama ir jinai su ašaromis akyse pasakė, kad jo sūnus pirmą kartą tiek pakėlė ranką ir tiek pakėlė koją. Oho. Tai tikrai buvo ta akimirka, kada tu supranti, atrodo kitą kartą, kad niekas nevyksta, bet iš tikrųjų vyksta ir judesys turi stebuklingą galią visiems mums. Keliaujam? Keliaujam. Kelionės! Ne, tai ar mėgsti keliauti, nes vis dabar apie visą Švediją, Norvegiją, Lietuvą, Kubą, ir gal, pavyzdžiui, nėra tavo mintis vien tik tais Lietuvoje, gal kažkur dar ir toliau norėtum kažkur gyventi? Tai žinokit, manęs klausia, kai aš į Lietuvą grįžau, sako, tai Utenoj gyvensi, nes šiaip veiklų nemažai, kadangi Utena mažas miestelis ir tikrai yra, sakykime, galimybė daugiau, kada pažįsti žmonės kažkaip, jie geranoriškiau turbūt žiūri ir paprasčiau pradėti veiklas kažkokias.
Tai kai klausia, tai tu Utenoje gyvensi, sakau, žinokit, man Lietuva, o nešneku apie Uteną, man Lietuva jau per mažas tas toksai apibūdinimas, aš kažkaip, būdama Norvegijoje, labai dažnai buvau Lietuvoje, būdama Lietuvoje atkeliauju ir į Norvegiją, tai galbūt aš neapibrėžiau savęs teritorinę kažkaip tai prasme ir aš nežinau, kaip bus taip, aš dabar gyvenu Lietuvoje, kaip sako, mano lovai Lietuvoje, Vilniuje, o kaip bus toliau, aš nežinau, iš tikrųjų, turiu svajonę, dar norėčiau pagyventi šiltuose kraštuose, pavyzdžiui, latino kultūros, nes man labai patinka, iššūkį prisitaikyti kažkur. O tu minėjai, kad esi iš Utenos ir aš mačiau, kad tu lyg tai buvai, kaip ir grįžai į Lietuvą ir kontaktavai su savo Utenos laikraščiu. Iš Norvegijos pabėgai, tai tapai ir tiesiai laikraštį. Jo, kažkaip tai, teko ten, kadangi šalia namų mano tėvelių yra laikraštis tas Utenos. Ateina tėtis mano ir sako, pašnekėjau su laikraščiu vyriausiųjų redaktorių, tai eik paspasakosiu savo istoriją. Tai va tokia. Tai tėvai žiūri tavo visus sprendimus, visas veiklas taip įdomiai. Sako, tai gal čia normalu darbas. Taigi čia normalus. Ja, normalus darbas. O šiaip mėgsta atostogauti, išvykti kažkur patostogauti, pabūti, atsipalaiduoti pati, pabėgti nuo tų visų savo darbo minčių. Kada dirbau tą tokį, sakykime, tradicinį ofiso darbą, ar ne, tai aš, viešbutyje, kur minėjau, aš tikrai nemažai turėjau atostogų. Turbūt man tas buvo labai didelė pagalba Norvegijoje, nes aš dirbdavau ten gal, sakykime, kokius 10 mėnesių ir kokius 2 mėnesius turėdavau atostogų. Ir aš keliaudavau, aš iš tikrųjų labai stipriai keliaudavau, mano kelionės buvo tokios patyriminė, sakykime, bet su draugų kompanija keliaudavom, tai tikrai mes knygas turbūt galėtumėm parašyti iš visokių nuotykių, istorijų ir patyrimų mūsų. Kada aš pakeičiau darbo pobūdį ir nedirbu tą tokį ofiso gyvenimą ten nuo pirmadienio iki penktadienio, man kažkaip galbūt ir nebėra tokio didelio poreikio keliauti taip, kaip aš anksčiau keliaudavau. O gal aš tiesiog išaugau, nežinau. Ir mano dabar kelionės pasikeitė, būtent aš keliauju, jeigu aš labai noriu keliauti ten, kur yra, sakykime, organizacijų, kurios daro tą pačią veiklą, su jais susipažinti. Bet ir paskutinė kelionė, sausio mėnesį aš buvau Madeiroje ir ten yra organizacija nuostabi, daug metų turinti patirties, daranti pasirodymus. Ten yra žmonės su negalia, šokėjai, kurie gauna atlyginimą. Jie gauna už tai atlyginimą. Jie eina kiekvieną dieną kaip į darbą, į šokių treniruotės ir jie keliauja po pasaulį rodyti pasirodymą savo, su to pasirodymu, tarkim. Tai man buvo irgi visiškai, taip pat ir Švedijoje, kur aš buvau toje organizacijoje. Tai kelionės mano tiesiog šiek tiek transformavosi, bet esu tikrai patyrus netgi ir tokių kaip solo kelionės vadinamų. Tai keliavau ir į Šri Lanką vieną, bet ir į tą pačią Kostariką, nes po savanorystės keliavau dar ir taip paskui vieną. Labai įdomu. Man patinka su vos ne kuprinė keliauti, lagaminų didelių neėmų, ten rankinis bagažas ir viskas, ten kokiam mėnesiui. Ir, sakykime, Šri Lankoje, kai keliavau, tai turėjau sąrašą, ką noriu pamatyti, bet neturėjau nei vieno viešbučio užsisakius, nei vienos vietos, kur aš miegosiu, absoliučiai nieko. Vienintelį, ką buvau užsisakus, tai traukinio bilietą, nes man čia jau sakė labai, ta prasme, sunku gauti bilietus, būtinai turiu užsisakyti iš anksto. Ir paskui žiūri, kaip ten dėliojasi tie planai. Atsikeli ryte ir galvoju, čia noriu dar likti ar ne. Aha, gerai, keliauju toliau, arba susuka pilvą naktį, nemiegi naktį, atsikeli ryte, turi autobusą sėsti ten kažkuria kryptime. Bandi ir galvoju, nemiegau, dar pamiegosiu. Keliausiu kažkaip, kažkokiu būdu ir tada sėdi ten tą kryptimį autobusą, išlipi visai kitame mieste. Tai va taip mėgstu keliauti dabar. Tai tu esi spontaniškumo mėgėtoja. Mėgėtoja. O nebaisu keliauti vienai?
Ne, nebuvo baisu, įdomu buvo labai. Buvo situacijų tokių, kur keliavau ten į masažą kažkur tai su tuk-tuk taksi tuo vadinamu ir tamsu ir jis mane vežo, man davė, rekomendavo, davė vizitinę ir aš tam vizitinę parodžiau vairuotojui ir jis mane veža. Ir aš ten žiūriu, kad tokius kaip į sodus pas mus Lietuvoje kažkur ten žvyrkelių kažkur veža ir aš tokia, didelėm akim, taip jau didelės, bet dar labiau išsimeta. Tai kur man čia jau kur čia nuveš, bet viskas tikrai labai šauniai ir nuostabiai. Neturėjai blogų kokių nors nuotykių? Ne, neturėjau. Tokių, ta prasme, visokių nuotykių buvo, ne viską atskleisiu, ne visas kortas ant stalo, bet nebuvo nei vieno tokio, kad čia labai blogai baigtųsi. Bet esi laiminga dabar, kad grįžai į Lietuvą? Žinai, su ta laime čia, kaip sakant, nėra lengva. Iš esmės taip, esu laiminga, bet jinai yra labai kintanti, aukštyn žemyn. Bet grįžus į Norvegiją, galiu pasakyti, nusileidus buvo labai geras jausmas. 3 mėnesius buvau nebuvus, gruodžio 1 įsikrausčiau ir dabar atvažiavau savaitgalį ir tik nusileidus buvo toks ramybės. Toks jausmas, kad sulėtėjęs ritmas visiškai čia, palyginus ar ne, tai buvau ten, kažkur ir Švedijoje, kad ir toj pačiai, čia atrodo 2-3 ritmas lėtesnis ir tokia ramybė ir visi žmonės šypsosi, jau pasivaikščiot savo mėgiamais takais, šypsosi, sveikinasi. Bet neapsiribuojant teritorinio klausimų, šiaip jautiesi savo kely? Dabar taip. Čia yra. Tai linkim tau sėkmės. Tobulėti savo kely. Susipažinti dar su naujais žmonėmis. Ir įvykdyti visus projektus. Būtinai ačiū. Ir Lietuvoje ir pasaulyje auk. Ir mes turim tau dovaną nuo Editos. Kaip faino, Edita mano kolegė buvo. Tai visiškai. Būk karalienė. Ačiū Jums labai. O Jums ačiū, kad Jūs darot tokius gražius projektus mūsų Rogalando srityje. Ačiū labai, kad ačiū. Ir vėl tas toks legendinis apsikabinimas. Kokia tavo vardo raidė? Ugnis. Čia ir U ir dar liepsna. Čia Toma, kaip bangos banguoja. Tai šokių terapijoje vis dėlto gerai. Išmokstam ir raidžių, išmokstam ir bendravimo. Išmokstam ir atsipalaiduoti, ir pasisukioti. Ir net liesk stalo. Ir stalo negaliu liesti. Pamiršau ir vėl pasakau. Labai atsiprašome visos laidos metu, kad buvo girdimas būgnų mušimas. Gavome pastabą tik dabar, neliesk stalo. Nenoriu, aš vis tiek jį liesti. Ačiū. Operatorius mums sakė, nelies, bet mes vis tiek lietėm. Ir darėm savo vardo raides. Labai ačiū Tomos namams. Ačiū Ievai, ačiū Tomos namams. Ačiū Jum. Ir Jums, dama. Ir ačiū Angel Dream, kuri kaip visada pasirūpino mūsų dovanėlėmis. Gražiomis, kur primins mūsų pokalbį kartu. Kad ir kur jie nebekeliautų. Taip ir bet kur, bet kada visada turės mumis savo širdise. Gerai, ačiū ir iki. Gal labiau negalėjai atsipalaiduoti? Man labai patiko ši terapija.